Ankstesnėse serijose. Žvejyba yra pats geriausias atsipalaidavimo būdas po sunkios darbo dienos. Tu svajonė moteris. Tai kur važiuosim? Į sodybą. Čia artimas draugas. Negi Martynas buvo teisus. Kokiam gėjui gali sekti su moterim? Šiaip jisai išsiduos, tu stebėk. Mes praėjusią vasarą susipažinom kruizė Viduržemio jūroje. Tai gal pas Agnę vakarė važiuosi? O kodėl turėčiau? Aš juk dirbsiu iki vėlumos. Dar kremuką čia paėmiau tau. Nežinau, tiks, netiks. Jis tave įsimylės. Eik. Tiek visko privežė, kad net netelpa niekas. Aš tau nasinaitės paliksiu. Gerai. Opa. Įsikrovė. Ko? Bet nieko, Romėjui, kad važiuos laiku, jis labai punktualus. Sveik greičiau. Sudie, buvo labai linksma. Nebijok, čia porą dienelių rašva į trasą. Tai iki? Čiau. Ai, duok pavešiu. Oje, aizau. Romeo pridėjo. Važiuojam. Atdaryk. Ir į trasą. Šiuo metu su abonentu nėra galimybė susisiekti. Apie jūsų skambutį. Sveiki, gal galėtumėt sujungti su Santariškių traumatologiniu? Ačiū. Labadiena, sakykite, prašau, Agnė Genvilaitė, jinai pas jūs? Pasakykite, kad Karolis šiek tiek vėluoja ir kad grįšiu šiek tiek vėliau. Tegul palaukia palatoje, gerai? Ačiū labai. Atvežė onkologinių su vidiniu kraujavimu. Artimieji nori guldyti, o vidaus ligų skyrius atsisako. Sako, neturi vietų. O kraujas eina. Ir kas čia per nesąmonės? Daktaras Brūzgys, taip. Taip, dėl jo, būtent dėl jo. Klausykit, kas čia per nesąmonės ilgai netems? Temps tiek, kiek reikia. Kokia slauga, niekas nekalba čia apie jokią slaugą. Aš jį pervedu jūsų skyrių, aš nieko nenoriu girdėti. Ačiū tau, Nerijau. Prašau. Iš tikrųjų, labai ačiū. Gražus? Nežinau. Ne, mano šiaip skonio. Oi, kaip būtų fainus tokiu pažaist. Turėjau bėgti. Ir man visai neįdomu klausytis tavo fantazijų. Atsiprašau? Dieve, kas šitokio? Kiekvienas norėtų paspardyti su Ronaldu.
Šiais metais čia dar aš nebuvau. Tikiuosi viduje vaizdas geresnis. Godu, eik į vidų, pažiūrėsi. Aš tau parodysiu. Goda, eik. Tai gal aš, žinai, laukia pastovėsiu, čia toksai geras oras. Oi, ačiū Dievui. Kirvis yra nepavogė. Nu, kaip tau? Atsargiai. Ačiū. Jonai, Ką? tu vairuotojas? Nu, na taip. Goda. Kažkas ne taip. Labas. Aš tau sakiau, kad aš nenoriu tavęs matyti. Agne, prašau, nepyk ant manęs. Tau Karolis pasakė, kad aš paleista. Ne. Aš skambinau į klinikas, klausinėjau, kaip tau sekėsi. Tugi nenori su manim kalbėti. Tai viskas labai gerai, ačiū labai uždėmesi. Ne, nu kas galėjau žinot, kad taip atsitiks. Ašgi nesakiau tam psichui, kad ten tave pamokyti. O kas žino, gal pats paprašai. Tvarkoj, pyksti ant manęs. Pyk. Bet leisk parvežti tave. Kur? Nu, kur nori. Nors aš norėčiau, kad važiuotumėm namo. Goda! Goda, nu sustok, nu prašau tave! Goda, sustok! Goda, sėsk į mašiną, nu! Godutė! Užteks, nu Goda! Goda! Nu prašau! Goda! Goda, aš maniau, kad aš tau taip patinku, nu! God. Tu man ir patikai! Nu. Tik aš nežinau, kad tu mane mulkini! Aš nemulkinu. Ašgi iš vis tau nepasakoju, kur aš dirbu, kuo aš dirbu. Tai kam šitie Rolexai visi šmoleksai, kam šitie kostiumai? Čia man šefas dovanoja, nu kaip uniforma, nu gadu nusėst tu į mašiną. Aš durna, reikia man iškart suprasti. Ir aš dar tą šlykštų slieką ant kabliuko moliu. Aš iš viso aš galėjau peržalt, tu supranti? Godutė! Aš ne Godutė! Aš einu namo! Vilnius!
Goda! Goda, sustok! Goda, sustok! Goda! Нусевский, ну прошел, ну Годута! Года, ну сядь, что и машина! Года! Сядь, что и машина! Na taip, tu šiaip jau siaubingai apsirikai. Laikykis. Nu ką laikykis? Tegul jisai laikosi, žinok, jį į teismą paduosiu už padarių moterų apgaudinėjimą. Šiandien, kai jisai mane pakvietė į tą sodybą, Marija, aš iš karto mintyse permečiau, kokiais aš apatiniais, ar aš gražiai atrodau. Sušiktas tas Rolexas man susuko galvą. O žinai, dėl Nerijaus, tai tu buvai visiškai teisi, viskas tiesiog atitinka. A ne? Tai ką, toks jisai gėjus, a ne? Tu jau matėjai jūsų kokiu bernu. Nežinau, jisai turi, ten neturi, bet su kažkokiu rezidentu ten burkavo, žinai. Bet man atrodo, kad jisai toks užsislėpęs. Nu jau kaip ten jie vadinasi, kaip ten lėtiniai. Latentiniai. Koks skirtumas, vis tiek tas pats. Bet man jau kažkaip tai, labai gaila. Nežinau, norisi jį palaikyti moraliai ir kažkaip. Aš nesuprantu, kam tau jam reikia padėti. Tikrai nesuprantu. Jis manimi irgi šiaip rūpinasi. Gerai, nebegaliu jau kalbėti, žinok. Jisai ateina. Iki. Aš tavęs laukiau, galvojau, palydėsiu. Aš irgi tavęs laukiau. Norėjau pakviesti pasimatymą. Pasimatymą. O ką? Nepatinka? Patinka. O kur eisim? Tau patiks. Tai rodyk kelią. Nesupratau. Nerijau, kiek tu gali žiūrėti tuos vyrus plakatuose? Čia jie tikri. Einam. Mergos, kas amžinai paima mano palatą? Užimta. Labas rytas, Agnit. O, ponia Janina, iš kur jūs čia? Ai, kaimynas važiavo vėl į Santariškes, tai pagalvojau, tuo pačiu aplankysi savo mergaitę, palaikysi moraliai, pagyvensi čia. Oi, atvežėt kaip visada gėlės. Elenutė, klausyk. Yra gurkai auginti. Ei, Goda, aš laukiu. Aš labai, trumpai. Mamit, man viskas gerai. Man tikrai yra viskas gerai. Keliu, mano širdis jaučia, kad tu vieniša, na? Kokia vienatvė? Mes čia kaip silkės bačkoj. Nusigarnė, o jeigu tu persikeltum pas Bekertą, nebūtų gerai, ką? O tu gali gyventi pas tą savo Joną, arba toj sodyboj. Agne, ar galėtum pamiegoti su Goda vienoj lovoje? Aš pabūčiau su Elena. Tai keli. Čia mano. Palik mane ramybei ir nelįsk prie manęs. Pasiilgau tavęs. Pasiilgau tavęs, o aš tavęs visai nepasiilgau, aš tavęs visai nepažįstu. Bet tugi pati. Ką aš pati? Aš visai nekalta, aš visiškai nieko dėta. Nu, sėsk į mašiną, važiuosim į darbą, taugi asma. Kam trūlikė dusti? Kokia asma, man žinok, nebe asma man. Man alergija, man visą kūną niešti nuo tavęs. God.
Labai atsiprašau. Užlaikė darbę. Nieko. Tavo tėvas parvežė. Susitaikėt. Ne, vis mergas parvažiavau. Bet dabar gailiuosi. Kodėl? Ai, Ovalas. Dar Elenos mama, Janina, atsikraustė. Tai gal norėtum pas mus gyventi? Ką tu kliedi? Kodėl kviečiu? Aš, tu ir jiem. Nu, tai aišku. Tai kotedžas didelis, visi tilpsim, net nesusitiksim. Nu kas yra? Davai. Noriu nuomotis. Na čia gražu. O kiek dabar nuoma maždaug kainuoja? Na, priklauso nuo to, koks būtas. O kiek gali skirti? 100 eurų galiu. Neužteiks. Reikia minimum 300 turėti. Bet to dar depozitas 2 mėnesiai. Ne, aš tiek dabar tikrai nesukrapštysiu. Tai gyvenkim pas mane. Na, aš tau sakau, kotedžas 2 aukštai. Jokio mokesčio ir jokio depozito. Nerijau? Atsiprašymas. Saldainiai. Kaip gėjiška. Dieve, nepyk. Nepagalvojau. O kad gėjus, tai pagalvojai. Aš nežinau, tiesiog tiek visokiausių sutapimų buvo. Kokių? Kokių? Nu, pavyzdžiui, šitą nuotrauką. Kodėl jūs čia, buvo pusnuogiai, jūroje maudotės, laimingi, patenkinti? Kodėl? Nu, tai visų pirma pradėkim nuo to, kad maudomės. Šiaip tai jis nevaldo kojų, nes nardydamas susižeidė stuburą ir čia yra mano geriausias draugas. Gerai, o žmogus ant sienos, sakai, norėtum su juo pažaisti. Čia Ronaldo. Čia futbolo žvaigždė. Tas žmogus yra žvaigždė. Čia visi su juo norėtų pažaisti. Prezidentas iš kruizo? Dieve, jis buvo su savo žmona. Tuo metu aš buvau su savo simpatiška draugė. O Dieve. Kiek aš visko iš tikrųjų prisigalvojau. Nu, žinai, aš irgi prisigalvojau. Maniau, kad šiukšliadėžės nesulaužyk. Atsiprašau. Kad kvieti mane į pasimatymą. Pasimatymą? Labadiena, aš pas advokatą Zabolių. Duokit. Jo nėra? Perduosim. Rytų pervežimai. Kur Jonas? Jonas, kažkas jiems su sveikata, jūs jį pažįstat? Geriau jau nepažinočiau. Jo? Ir kas atsitiko? Klausyk, klapčiuk. Atvežė popieriukus ir viskas, tu esi laisvas ir patarimas. Nenešiokit jūs šefo aksesuarų, nes matosi pagal laikyseną, kad ne tas žmogus čia turi būti. Viskas laisvas, eik. Ir jums geros dienos. Geros. O, pats Balčiūnas apsilankė. Tu ką, visus vairuotojus pažįsti čia? Koks vairuotojas? Čia rytų pervežimų savininkas. Tarp kitko vienišas. Apleidžiam? Eik tu sau. Aš ir žiūriu. Stotas viskas laikysena. Blemba. O aš užvažiavau. Pipiec.
Kokia aš debilka. Debilka. Su Ronaldu. Šiais metais čia dar aš nebuvau. Tikiuosi viduje vaizdas geresnis. Godu, eik į vidų, pažiūrėsi. Aš tau parodysiu. Goda, eik. Aha, taip. Tai gal aš, žinai, laukia pastovėsiu, čia toksai geras oras. Oi, ačiū Dievui. Kirvis yra nepavogė. Nu, kaip tau? Atsargiai. Prašau. Jonai, Ką? tu vairuotojas? Nu, galima. Na taip. Rodo. Kažkas ne taip. Ankstesnėse serijose. Žvejyba yra pats geriausias atsipalaidavimo būdas po sunkios darbo dienos. Tu svajonė moteris. Tai kur važiuosim? Į sodybą. Čia artimas draugas. Negi Martynas buvo teisus. Kokiam gėjui gali sekti su moterim? Šiaip jisai išsiduos, tu stebėk. Mes praėjusią vasarą susipažinom kruizė Viduržemio jūroje. Tai gal pas Agnę vakarė važiuosi? O kodėl turėčiau? Aš juk dirbsiu iki vėlumos. Dar kremuką čia paėmiau tau, nežinau, tiks, netiks. Jis tave įsimylės. Eik. Tiek visko privežė, kad net netelpa niekas. Aš tau nasinaitės paliksiu. Gerai, gerai. Opa. Įsikrovė. Ko? Bet nieko, Romėjui, kad važiuos laiku, jis labai punktualus. Sveik greičiau. Sudie, buvo labai linksma. Nebijok, čia porą dienelių rašva į trasą. Tai iki? Čiau. Ai, duok pavešiu. Oje, aizau. Romeo pridėjo. Važiuojam.
trasą. Labas. Aš tau sakiau, kad aš nenoriu tavęs matyti. Agne, prašau, nepyk ant manęs. Tau Karolis pasakė, kad aš paleista. Ne. Aš skambinau į klinikas, klausinėjau, kaip tau sekėsi. Tugi nenori su manim kalbėti. Tai viskas labai gerai, ačiū labai uždėmesi. Ne, nu kas galėjau žinot, kad taip atsitiks. Ašgi nesakiau tam psichui, kad ten tave pamokyti. O kas žino, gal pats paprašai. Tvarkoj, pyksti ant manęs. Pyk. Bet leisk parvežti tave. Kur? Nu, kur nori. Nors aš norėčiau, kad važiuotumėm namo. Года! Года, ну сусток, ну прошел тебя! Года, сусток! Года, сельская машина, ну... Годуйте! Ну штак, ну Года! Года! Ну прошел! Года! Года, что мне... А что в тей потенку, ну? God. Tu man ir patikai! Nu. Tik aš nežinojau, kad tu mane Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Apie jūsų skambutį. Sveiki, gal galėtumėt sujungti su Santariškių traumatologiniu? Ačiū. Labadiena, sakykite, prašau, Agnė Genvilaitė, jinai pas jūs? Pasakykite, kad Karolis šiek tiek vėluoja ir kad grįšiu šiek tiek vėliau. Tegul palaukia palatoje, gerai? Ačiū labai. Atvežė onkologinį su vidiniu kraujavimu. Artimieji nori guldyti, o vidaus ligų skyrius atsisako, sako, neturi vietų, o kraujas eina. Ir kas čia per nesąmonės? Daktaras Brūzgys, taip. Taip, dėl jo, būtent dėl jo. Klausykit, kas čia per nesąmonės ilgai netems? Temps tiek, kiek reikia. Kokia slauga, niekas nekalba čia apie jokią slaugą. Aš jį pervedu jūsų skyrių, aš nieko nenoriu girdėti. Ačiū tau, Nerijau. Prašau. Iš tikrųjų, labai ačiū. Gražus? Nežinau. Ne, mano šiaip skonio. Oi, kaip būtų fainus tokiu pažaist. Turėjau bėgti. Ir man visai neįdomu klausytis tavo fantazijų. Atsiprašau? Dieve, nu kas šitokio?
Vienas norėtų paspardyti. Aš nemulkinu. Ašgi iš vis tau nepasakoju, kur aš dirbu, kuo aš dirbu. Tai kam šitie Rolexai visi žmoleksai, kam šitie kostiumai? Čia man šefas dovanoja, kaip uniforma, galiu nusėst tu į mašiną. Aš durnu, reikia man iškart suprasti. Ir aš dar tą šlykštį slieką ant kabliuko moliu. Aš iš viso aš galėjau peržalt, tu supranti? Godutė! Aš ne godutė! Aš einu namo! Vilnius! Goda, sustok! Goda, sustok! Goda! Nusėsk į mane, prašau, Godutė! Goda, nusėsk tu į mašiną! Goda! Sėsk tu į mašiną! Na taip, tu šiaip jau siaubingai apsirikai. Laikykis. Nu ką laikykis? Tegul jisai laikosi, žinok, jį į teismą paduosiu už padarių moterų apgaudinėjimą. Šiandien, kai jisai mane pakvietė į tą sodybą, Marija, aš iš karto mintyse permečiau, kokiais aš apatiniais, ar aš gražiai atrodau. Sušiktas tas Rolexas man susuko galvą. O žinai, dėl Nerijaus, tai tu buvai visiškai teisi, viskas tiesiog atitinka. A ne? Tai ką, toks jisai gėjus, a ne? Tu jau matėjai jūsų kokiu bernu. Nežinau, jisai turi, ten neturi, bet su kažkokiu rezidentu ten burkavo, žinai. Bet man atrodo, kad jisai toks užsislėpęs. Nu jau kaip ten jie vadinasi, kaip ten lėtiniai. Latentiniai. Koks skirtumas, vis tiek tas pats. Bet man jau kažkaip tai, labai gaila. Nežinau, norisi jį palaikyti moraliai ar kažkaip. Aš nesuprantu, kam tau jam reikia padėti. Tikrai nesuprantu. Jis manimi irgi šiaip rūpinasi. Gerai, nebegaliu jau kalbėti, žinok. Jisai ateina. Iki. Aš tavęs laukiau, galvojau, palydėsiu. Aš irgi tavęs laukiau. Norėjau pakviesti pasimatymą.